Labas rytas, draugai. Tai ką, šiandien vėl kelyjemės. Neankstyvas rytas, dabar 6:30. Ir lekiam vėl prie ežero. Šiandien bus mišri žvejyba. Tai testuosim vėl Neptūno baitus, paskiau žiūrėsim, lydekas gaudysim gal, ešerius. Pasiėmiau dar vieną meškerytę, dabar nerodysiu. Palaukit vėliau. Surprizas. Tai bandysiu su ją kažką pagaut. Ir jo, šiandien tokia mišri žvejyba ir testavimas ir šiaip kokį masalą dėsim, žiūrėsim kaip diena, kaip žuvis, kaip aktyvumas jos ir ką pagausim. Tai jo, lekiam draugai jau prie ežeriuko, valtis gale ir šiandien turėsim kažkur tai, kokias 5 valandas žvejybos. Tai oras tikrai neblogas, apsiniaukia, žemas slėgis, tai tikiuosi viskas paeis, žuvis aktyvi ir pagausim ir parodysim jum. Tai lekiam iki ežero ir susitinkam ten jau. Ką, draugai, atlėkėm jau vietą. Orealis, tai wow. Žiauriai, gražiai viskas. Neaišku, kaip bus su kibimu, bet ramu. Mes tik tais, nieko nėra daugiau, jokio žvejo. Tik gulbės žvejoja. Žodžiu, baigiam jau susidėti daiktus, įsileidžiam savo juodą gulbę ir šaunam. Pažvėjosim gerai šiandien. Gerai, ką? Lėkiu ir jau susitinkam ant vandens su pirmu kibimu tikriausiai. Jo, draugai, deduosi pirmą masalą, tai Neptūno lervata, baltos spalvos, praeitą kartą balta spalva irgi neblogai čia sudirbo. Tai bandau aš ją dabar. Įžiūrėsim. Čia, kur stovi beveik 5 metrai gilis. 4 gramai svarelis, galvakablis. Eina. Ką, draugai, pirma žuvis. Tai tati, aš galėsiu gal tai straikę pažeis. Pirma žuvis. Kolega, va. Su tokiu masaliuku. Tu negali kopijuoti, kaip aš darau. A, ne? Taip. This is the rules. I made it up. Yeah. Hopped. Nu. Bėk, flip. Pirma žuvis. Užskaitom. Nu. Antras. Realiai aš 0, o va, kolega mano 2 jau. Antras.
Antras. Gerai, paleidžiam. Jepi. Tas klikas. Antras. Tati. Ai, Jėzus. Nežinau. Nu, tai gražiai paleis. Lucky in Arne. Čia stovi kažkokia tai. Dabar kyla čia. Kylam, bet šnipštas. 7 metrai. Krantas čia pat. Tati. Ką? Gerai. O, čia yra tų. Akmenys. Žiūrėk, rieduliai čia. Wow. O taip, va, draugai, vyksta žuvies paieškos. Pirmyn atgal. Marširuojamės zigzagais. Ieškom kažkokių simboliukų. Rimtesnių. Bet kad ar jie į kanalus suėję? Neblogas. Neblogas. Šeriukas. Taip ir sakiau. Ha, draugai. Tati. Gausi. Štai, draugai. Pirmas mano ešeriukas. Štai. Pirmas, pagaliau. Žiauriai sunkiai, kol suradom čia tą vietą. Tikrai nemažai praplaukiojau ir nieko. Tai va, žiūrėkit. Opa. Oi. Žodžiu, toks monstras, paleidžiu. Realiai reikia į netą leisti. Bet va. Užsidėjau labai mikro masalą. Štai koksai, parodysiu, draugai. Kokį masaliuką užsidėjau dabar. Žiauriai mažą. Va štai tokį. Mikriukas. Ir va. Yra. Neaktyvi žuvis, tai dabar paduodu. Žvejoju su mažiukais, masaliukais. Tai pažiūrėsim. Kaip toliau mums čia viskas susidėlios. Tris žuvis pagavom jau, draugai. Ir dar keletą prieš tai kibimų buvo, bet tokie. Kiek turim? 3? Tai va. Žiūrėk, mokinkis. Tai pasimatuoji. Iki čia. Tai tavo kablys turi eiti iki va čia. Žiūrėk. O, kur buvo užsimeravęs, matai? Žiūrėk. Op. Ir idealiai. O. Hop. Ir yra. Na ne? Nu gerai, šauksiu šitą. Matei, kur žuvis? Žuvis tenai sedas. Parodyk. Labai gerai. Vėl žuvis, draugai. Nedideli.
Baby, 2-2. 2-2. Pasidarėm su kolega varžybėlės, kas daugiau pagaus. Tai jisai iš pačio ryto pagavo 2 žuvis, aš buvau su 0, dabar aš pagavau 2, dabar jisai 0. Tai lygosios dabar. Toliau tęsiam varžybas. Kas buvo pirmas pagauti? Yra? Yra. O, pagavo žuvį. O, neblogas. Neblogas? O, gražus. Tu nesusuk viso valo iki pat galo. Jau kaip lieka žuvis šalia, tada tik tais. Ką, draugai, jaučiu, reikia žinai ką? 4. Kas 4? 5 žuvis. Graži žuvis, draugai. Mano didesnis. Nu, žiūrėkit. Einam, žiūrėkit. Mano didesnis. Tu esi vaikas. Mano ešerys ir jo ešerys, ką, draugai? Toksai didesnis. Gerai, viskas. Atradom vietelę. Tati. Įdedam į graibštą, nes kiek esu skaitęs, kiek čia gandai tokie, kad jeigu paleidi žuvį, tai Pasakyk. į tą pačią vietą negerai, nes jie paskiau sprunka kažkaip, tai refleksai ar kas ten. Nu, žodžiu. Tai dedam į graibštą juos, paskiau, aišku, juos paleisimės. Štai jie čia gyvena dabar. Gerai, tu neužtilikinai. Reikia toliau mest, matai? Aš iš ten toliau pagavau. Neužklikinai. Kiek? 5 turim žuvės. Kiek? 5 žuvis. Ėjo. Guys, big fish. Fish on. Fish on. Oi, koksai, žiū. O, baby, a? O, nu va. Va. Tati, 3. Štai, draugai. Toksai monstrelis šovė. 4 pointus gauni ir... Ant žiauriai mažų masaliukų, draugai. Šiandien. Tau, jeigu 4... Yra? Taip, ant gamtų gandrų straiką. Draugai, žiūrėkit, kas čia vyksta. Vėl žuvis. Vėl žuvis. Aš laimėjau. Gerai, šaunam čia. Tati, aš laimėjau. Aš galiu žiūrėti, kam tu sakė. Mašinai, va, jeigu gauni 4. Jomai. Straiką. Gerai, Adas. Toksai pat. Kabinam. Nu, čia crazy. Ne. Tarararararam. Fish on. Ant mažo masalo, žiauriai, mikro džigo, tiesiog. Prieš tai žvejojom su didesniais masalais. Nieko. Keletą tik kibimų, o dabar va, ant mikriukų eina. Tu ant mikro? Tata, aš turiu vėl. Yes! Fish on! Nu tai sakiau, tiesiai mesk va ten. Tu toliau mest, aš reikia toliau mest, Tadas. Nes jie ne čia yra. Fishas onas. Nerūkė, kad aš laimėjau. Look guys, another fish. Aš tau paaiškinu, va, matai kur aš užmečiau? Not too bad. Oh. Not too bad, guys. Draugai, dar vienas. Ešarukas. Param. Maži, bet... Maži, bet smagus ešeriukai. Hop. Tai ką, draugai, pristatau savo avižadrebio meškerytę. Pintas valas,
Štai, koks masaliukas. Gal gali paduoti žirklės? Nes ten tu mačiau prieš tai įmėjęs. Toks masaliukas. Štai, kirmeliukas. Ir po valtim parodė tikrai didelius būrius. Tai bandysiu... Tai žodžiu, draugai, viskas. Leidžiu žemyn su žadrebiu. Ilgai, aišku, čia leis, nes čia yra 6 metrai gylio. Ir bandysiu kažką tai pagauti ant tokio masaliuko. Kraps. Nano. Pam. Nieko. Nieks nekimba. Turėtų šaut kažkas tai. Ką, draugai, ant Nano Zero pakalkas pamėčiau, po valtim patikrinau nieko. Tai vėl ešerių meškerė ir bandom dar ešerių pagauti. Tai, draugai, pasikeičiau masalą į šitą. Tai nieko ir svorį uždėjau didesnį, 10 gramų. Tai ne, kažkaip tai per greit nugrimsta. Tai deduosi atgal 7 gramus ir salotinį tą masaliuką kažkokį tokį. Mikro masaliuką. La. Tai, draugai, žiūrėkit. Užsidėjau 7 gramus ir tą patį salotą su ruda nugarėlę mikro masaliuką ir bum, ešeriuks. Baby. Nu taip, jie čia kažkur. Netoli. Fish on, guys. O. Fish on, guys. Look at this. Žiūrėkit, kokius šaudomės dar. Miniatiūrinius ešerius, draugai. Tokie tik tai skimba. Žiūrėkit, jau mes kiek jau prišaudėm. O. Čia man jie išgyvens? Turi išgyventi. Ne, apsimetinėja. Apsimetinėja čia, mama. Plaukėja visi. Jehu. Tai šitoj suskaičiuosim vietoj, kiek pagavom paskiau prieš paleidimą. Tai suskaičiuosim, kiek pagavom šitoj vietoj. Smagiai sau. Smagiai. Tai ką, draugai, šitoj vietoj tikrai apsidaužė neblogai. Pasigavom tų ešeriukų ir va, galiu parodyti jums, kiek mes jų ir pagavome. Va, štai. Štai. Va. Va. Kiek čia jų yra, kažkur, blemba, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kažkur tai. 11 ešeriukų štai pagavom ir juos visus paleisim. Nu, plaukit.
Ne į tinklą, o iš tinklo. Va, štai. Paleidžiam visą žuvį. Dar kiti liko. Nu va. Paleidom. Visi atsigavo. Plaukia. Sau namo. Geras. Nu ką, tuščias krepšys dabar. Tai plaukiam vėl, ieškosim į vietų, kur vėl papildysim. Čia gal ešerių yra. Žinai? Pažiūrėsiu, ar čia yra ešerių. Praskanuosim. Atplaukiam į uostelį, draugai. Matau, Adas. Pažiūrėsim. O, žiūrėk, yra. Yra. Kažkokie simboliai yra. Tai gal ešeriukai kokie maži. Toks uostelis. O, tau čia visko yra. Visko primėtyta ženklai kažkokie tai. Ką? Nu, yra kažkokių tai. Ženklas. Koksai gyvas? 4 metrai. Tai jo. Žiūrėk, čia visokių prigmėtyta. Visokių metalų, šumalų, matai? Aha, cool. Akmenų. Cool. Pasižiūrėk, matai? Aha. Tai žinai, kaip aš noriu? Va šitai. Oho, čia sukilimas yra. Žiūrėjau. Ar čia kas čia yra? Ar dratas koksai, ar žuvis čia? Tai? Darja. Yay, hello. Let's fly.
draugai, tai dar turim truputį laiko. Tai atvarėm dar į vieną vietą. Pasidraskėm biškį. Ir čia dar atvarėm, pabandysim ir gal dar ten vieną vietą ir viskas, draugai. Šiaip geras oras visai dienai žvejot, bet laiko nėra. Tai taip jau būna, va. Šiaip orelis tai va, liuksovas. Vėjelis, debesų daug. Nu, tikras žvejybinis oras. Va taip. Žvėjų po biškį atsirandinėja, o dar vienas atliekęs. Tai kiek, buvau 5 valtis, dabar 6. Bet čia jie tos upėtakius gaudo, man atrodo. O, blemba, vėl kali. Vėl kibimas buvo. O, blemba. Stabdį reikia paviršti. O, yra. Dabar pakirtau jau. Dabar jau yra. Va dabar tai jau ir yra. Va, va, va. Va, 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 va. Draugai. Tokios žuvis šiandien kimba, nedidelės. Štai, tokios nedidelės, bet ir ką aš pastebėjau ant mažų gumų tiktais. Užsidėjau va mikromasaliuką ir tik ant mikromasaliuką. Ei, kodėl mano val? Prieš tai bandėm su dėlėm. Buvo kibimų, bet ne taip kaip su mažom. Tai va. Čia gumos iki 5 cm. Ir tai reikia ieškoti žuvį, reikia ieškoti jos. Reikia, aišku, pamatom simbolius, bum, sustojam, bam, 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 kimba, nekimba, plaukiam toliau. O, vėl, kibimas vėl. Ne, užvėjau, sižiūrėk. Buvo ten dar kibimas, o tenais va reik mesti. Aš tau ir sakiau, taigi šitą pusę. Tai va taip. Tai va tokie vienas kitas kibimukas ir savo laiką leidžiam va. Aš nelabai. Bet ten toliau reikia pamest. Bet taip skaityk dieną, ne, ir vis tiek kimba. Dar vis tiek gauni tų kibimų, kaip sakoma. Šiaip tai jeigu dieną, tai čia jeigu saulė šviečia, taigi pamiršk. Nebent jau ten labai jau norėtų. O dabar va vėjas pakyla. Vėjas kyla, saulė po debesim slepiasi, tai išlenda. Tai va toksai va ir orelis. Tai
Va ir mes, va taip va, plūdėjom dar. Šiaip viskas gerai, viskas čiki-piki. Svarbiausia gera nuotaika ir gerai laiką leisti. O, blemba, koks vėl kibimas. Jo, papa. Dar stabdį gal reik paverst. Nu, neužsikerta rupūžės, a? Bet grinai va ant tos vietos vėl. Pietų vėjas šiandien, tai va, gal dėl to šilta. O, nu, kai kibimuka. Eina. Čia jau jie arčiau prisiviliojo, žinau. Palemba. Ką, draugai, viskas, baigiam žvejybą, įsidienojo ir plius nebeturiu laiko daugiau. Tai va tokia žvejyba šiandien ešerių, nebuvo lengva. Masalai, tai matėt, ant ko žvejojau, blemba, mikro masaliukai, maži, iki 5 cm. Tai ant jų kažkaip tai dar įsivažiavom ir pasigavo. O iš ryto bandžiau su dėliais, iki 7 cemų, nieko. Nu, įdomiai. Tai jo, viskas. Oras geras, emocijų pilna. Žuvies irgi pasigavom, laimingi, viskas. Draugai, lekiam namo ir susitinkam jau kitose žvejybose. Ir Adas. Čiau pakau, ne? Čiau pakau.